Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir va, čia bus tokių dalykų, apie ką turėtų dabar jau šiais laikais tikrai vadovai žinoti, gal šiek tiek labiau negu gal prieš kokius 10 metų. Tai prie to mes taip pat grįšim, bet aš noriu paraginti dar kartą jūs rašykite žmonės gerieji man laiškus. Rimtai, saulius.jovaišas@vadovavimas.lt. Dėkite ten tai, kas jums atrodo kaip problema, kaip klausimas, kurie galbūt kurį laiką nerandat atsakymo. Ir aš galbūt nežinau atsakymą į tą dalyką, bet galbūt žinos mano pašnekovai, galbūt tai pastumės mane pasirinkimui vieno ar kito pašnekovo. Taip kad labai laukiu rimtai, nuoširdžiai. Net jūs atsakinėjai, žinokit, tikrai. Aš pats. Jo. Šiandien mano svečias yra Šarūnas Diburis. Taip noriu pasakyti, iš karto ten pult pristatinėt, kadangi mes senai pažįstame sąlyginai, turbūt vis tiek ten metų N. Bet vis dėlto, kas tu esi? Kas tu toks? Ačiū Sauliau už pakvietimą. Visų pirma, aš esu Šarūnas Diburis, tarptautinės vadovų paieškos kompanijos Ames International vadovaujantis partneris. O iš principo aš padedu kompanijom augti ir stengiuosi, kad kompanijos gyventų geriau. O per tai ir Lietuvai būtų geriau. Nice, tai mes tada rasim bendrą kalbą, aš manau. Kaip tu jiems padedi? Kas yra tai, kokiu būdu tu jiems padedi? Visų pirma, mes padedam kompanijom susidėlioti labai aiškiai bendrą paveikslą, tai yra, kur jie nori atsidurti, kokių galbūt kompetencijų reikia pas jų žmonės ir kolektyvą tam, kad jie tos planus savo įgyvendintų, kas iš tų esamų žmonių turi pakankamai kompetencijos ar potencialo tam, kad tas pokytis įvyktų, ten galbūt kažkokius mokymus pritaikius ir taip toliau. O kuriuos vis dėlto jau reikia pradėti mąstyti, keisti ir performuoti galbūt vadovo komandą. Tai vat toj vietoj mūsų yra rolė, tai yra, reiškia, pirma dalis tai yra padėti kompanijai suprasti, ko jiems reikia ir antras tada jau, reiškia, atrinkti kokių žmonių jiems reikia, nes Šarūnas taip pat, reiškia, aptakiai kalbėjo apie tai, kad jie iš principo padeda suvokti klientui poreikį, kokių žmonių reikia ir padeda žmonius surasti ir sumedžioti. Tai negali sakyti, kad galbūt vienas ir tas pats, bet tai yra sudėdamoji dalis, tiesą pasakius. Kas yra medžioklė, tai yra, kad visų pirma, tai yra identifikavimas tų žmonių, ar ne, jau turint aišku poreikį ir aiškius kompanijos kažkokią problematiką, vis dėlto suprasti, kur tas žmogus galėjo įgyti tą patirtį. Nes lygioje vietoje, neturėdamas dviračio, tu neišmoksi dviračių važiuoti. Ar ne? Aš visą laiką mėgstu labai keistus pavyzdžius, bet iš esmės, ne, kad tu turi turėti priemonę, tu turi turėti kažkokį tai backgroundą, kažkokią kompaniją, kurioje tu užaugai kaip specialistas, ar ne? Ir jeigu tu esi sėkmingas specialistas, tai reiškia, turėsi ir kažkokią sėkmės istoriją, tą vadinamą track record, ar ne? Tai yra, kuo tu gali pasigirti kaip specialistas. Ir būtent per tai mes ieškom, būtent iš tos, per tą prizmę. Jo, aš labiausiai norėjau tavęs pasikviesti dėl to, kad mes temą tarsi vadovo atrankų bandom, reiškia, gildent laiks nuo laiko, tai yra svarbi tema kaip ir organizacijom, taip ir patiem vadovam. Bet man tu esi labiausiai įdomus dėl to, kad aš vis dėlto, tą medžioklės klausim, dažnai tokiu aspektu. Tu realiai esi vis dėlto headhunteris, medžiotojas, tu ir tavo žmonės, ne? Aš tik atkreipsiu dėmesį, kad tas headhuntingas ar galbūt medžioklė nėra normalaus lietuviško termino, angliškai tai yra retained executive search. Kaip gražu. Vietoj headhunting reiškia yra retaining executive search. Bet tai yra tik tai sudėdamoji, viena iš sudėdamųjų dalių, ta medžioklė, kaip tu sakai, yra tik tai viena iš sudėdamųjų dalių. Ar ne? Visų pirma, tai klientas turi suprasti, ko jam reikia. Ar ne? Jeigu jis ateina be aiškaus poreikio, mes jam padedam susidėlioti labai aiškiai vis dėlto, ko tau gali reikėti, ko tu gali tikėtis, turėdamas tokią situaciją, kokią turi, ar ne, galbūt atsiremiant į finansus, atsiremiant į kompanijos kažkokius planus, atsiremiant į tai, koks yra lygęs kolektyvas, koks tu esi kaip vadovas, kaip savininkas ir taip toliau. Ir tada mes tų žmonių ieškom. Tai va ta antroji dalis yra būtent medžioklė, bet tam, kad tu medžiotum, tau reikia žinoti, kokį žvėrį tu šausi ir atitinkamai pasirinkti ir gyrę galbūt ir šautuvą. Jo, tu atlieki tam tikrą konsultacinį darbą, padedi vadovams arba organizacijų samdytojams sąmoningumo, reiškia, įgyti tam tikrą savo poreikį geriau suvokti ir atitinkamai pagal tai pasirinkti. Paskui jūs einat medžioti arba ieškoti, jeigu reikia, medžiojate. Kaip vyksta medžioklė? Jeigu vis dėlto medžiojam. Jeigu mes, žinai, čia ten išmėtėme, reiškia, spastus, tai reiškia, ten, nežinau, skelbimai turbūt jau nebe tas laikai, nebe tie laikai, reiškia, bet... Čia turbūt reikėtų paaiškinti takoskyrą tarp staffing agencies, kas yra tas klasikinis rekrutmentas, klasikinė personalo atranka, galima netgi sakyti, ir vis dėlto vadovo paieška. Tai vienas metodas remiasi darbo skelbimais, kitaip tariant,
sumerkiam į meškeres į upę, ar ne, ir žiūrim, kas užkips, sumerkiam galbūt skirtingose vietose ir žiūrim, kas užkips, ir mums didelio skirtumo nėra, nes mes virsim sriubą, ar ne. Kitas atvejis tai yra, kai tu nori kažkokio tai konkretaus gyvio, ar ne, konkrečios žuvies. Tai tada jau vis dėlto tas metodas nepasiteisins. Ir to vietoje yra labai aiškiai takoskara, mes nedirbam su darbo skelbimais. Ar ne? Kai kuriais atvejais jie egzistuoja, bet tik tais tada, kai kompanija arba tai yra valstybinė įmonė ir pas juos pagal reglamentą jos privalo viešinti, kad būtų išvengta bet kokių interpretacijų apie skaidrumą, arba kompanija tiesiog nori pasigirti. Ar ne? Esam turėję tokių atvejų, kur sako, kodėl mums nepasakius garsiai, kad mes planuojam plėstis, planuojam daryti ten tai ir tai, ir marketinginis įrankis. Marketinginis įrankis, okay. Bet vis dėlto tie metodai ganėtinai skiriasi, ar ne? Ir tas, kaip mes medžiojam, tai visų pirma, kaip ir sakiau, apsibrėžiam, ko mums reikia. Ne? Tada žiūrim, kas yra tos kompanijos, kur tie žmonės galėjo užaugti, tai yra kas yra tam tikro segmento įmonės lyderiai, ar ne? Ir tada turėdami tą įmonių sąrašą, tada jau žiūrim per kiekvieną kompaniją, kas dirba konkrečiose rolėse, mus dominančiose rolėse tose įmonėse, kas galbūt yra antri žmonės toje rolėje, ar ne? Galbūt jau pasiekė tam tikras stiklinės lubas ir jau norėtų augti, bet viduje nėra kur. Galbūt anksčiau turėjo tą rolę ir dabar išėjo kažkur tai kitur, reiškia, dirbti. Ir per tai susiformuoja taip vadinamas longlistas, tada mes pagal išorinę informaciją ir pagal rekomendacijas, pagal atsiliepimus tą sąrašą reitinguojam, jeigu taip galima pasakyti, sutrumpinam iki darbinio sąrašo, su kuriuo jau dirbam, kviečiamės žmonės pokalbiams, niekada nesakydami, apie ką šnekėsim, sakom, ateikit išgerkit kavos, ar ne, nes visų pirma mums rūpi, kiek tas pats žmogus yra kvalifikuotas ir kiek jisai gali su kažkuo tai domėtis. Ir tada galų gale mes jau matydami, kad ta kompetencija yra mus tenkinanti ar įdomi ir tas žmogus gali būti susidomėjęs, tada mes jau sakom, kas yra tas klientas ir tas projektas paieškos mums už nugaros. Vat per tai vyksta. Kodėl to negali daryti patys darbdaviai? Atsiprašau, aš taip provokuoju, bet taip tau reikia. Gali ir kai kuriais atvejais daro, bet yra vienas turbūt dalykas, ar ne, kad visų pirma, jie apsiriboja artimiausių ratų žmonių, tuo, kurių tu žinai, kurios tu vienaip ar kitaip susidūrė. Jūs žinot daugiau, okei. Mes žinom vienas dalykas daugiau. Kitas dalykas, jau čia, žinai, rizikuojam atsidurti tarp tam tikro etikos ir moralės supratimo, ar ne? Jeigu tu kontaktuoji tiesiogiai su kažkokiais tai savo konkurentais, ar ne? Galų gale pačio konkurento kažkiek tai žmonės galbūt nebus visiškai atviri su tavim, nes galbūt jisai šiuo metu nesidomi, bet galbūt po kažkurio laiko domėsis, ar ne? Jisai nebus atviras. Galų gale kompanija rizikuoja ir žmonės tą puikiai supranta, potencialūs kandidatai, kad norėdami pritraukti gerą žmogų, jie angliškas terminas yra overselling, ar ne, kad per daug gerai save pristato. Sukelia lūkesčius tarsi. Sukelia lūkesčius, per daug gražiai apie save papasakoja, nuslepia tam tikrus niuansus, tam tikras plonybės ir taip toliau ir panašiai, kai tuo tarpu mes stengiamės būti maksimaliai objektyvus, ar ne, neatstovavom nei vieną, nei kitą pusę, mes sakom, liekit, mes jūs nupaišysim taip, koks jūs esate iš tikrųjų. Ir geriau žmogus ateis sąmoningai suprasdamas, kur jisai veliasi, ar ne, ir ateis sąmoningai pasiruošęs tam. Nei kad po savaitės skambins ir sakys, Šarūnai, ir tu pats žinai, kur tu mane įdėjai, ar ne, tai to tikrai nenorim ir mes stengiamės ir vieną ir kitą pusę atstovauti maksimaliai objektyviai. Žiūrėk, tvarkoj, suprantu, bet reiškia, yra niuansai tam tikri, aš taip turiu tokį nuodėmėlę, tokią, švelniai tariant pasakysiu, išduosiu tau tokią nuodėmėlę, reiškia, aš dabar šiandien savo visiems klientams sakau, kad jie visi turi medžioti. Kadangi žmonių kompetitingų ir sutinkamų požiūrių rinkoje trūksta dėl rinkos augimo, tiesiog natūralaus dalyko ir resurso, kaip žmogiškojo resurso stakos, sakau, jūs turite medžioti. Visi turite medžioti. Eikit visi medžioti, nėra kas išeities. Ir jeigu mes kalbame apie vadovų medžiojimą, tai kaip ir aišku, žinai, tie visi niuansai ten, reiškia, bet man toks įspūdis, nežinau, gal tu kitaip galvoji, ir čia nežinau, ar tai yra tavo adresu šitas klausimas, bet man atrodo, kad tas medžiojimo personalo lygis jis eina vis žemyn šiandien. Ir ar nėra taip? Kažkiek yra. Aš sakyčiau, kad turbūt logika yra pakankamai paprasta, kad jeigu įmanoma kažkokį žmogų rasti per darbo skelbimus, reikia per ten ir ieškoti.
Yra tam tikros priežastys, kada tu negali to daryti, ar ne, tu nenori atskleisti savo kažkokių tai planų. To labai svarbus yra konfidencialumas, nes šiuo metu žmogus dirba, tu nori pakeisti. Tu negali kreiptis tiesiai į savo kažkokį tai konkurentą. N priežasčių būna, kada tu negali darbo skelbimų naudoti. Tada net nėra labai daug pasirinkimo, ką tau daryti daugiau, ar ne? Aš sutinku, kad tas lygis mažėja ir iš tikrųjų dabar mes turim tą, reiškia, švytuoklės etapą, kai kandidatų rankose yra iniciatyva, ar ne, jie turi iš ko rinktis, jie turi pakankamai daug pasiūlymų ir tikrai gali rinktis. Kai kuriais atvejais ten renkasi turbūt iš 3, 4, 5. Tikrai būna tokių atvejų. Tai reiškia, kad pati kompanija, darydama tik tai, ką daro patys, ar ne, rizikuoja, kad tiesiog liks nusivylę, ar ne. Bet kad reikia žmonių ieškoti ir kad, vakare ir the end of the day, bet kur atveju, žmonės lemia, ar ta kompanija bus, progresuos ar regresuos, ar ne, tai sutinku. Žiūrėk, aš pasinaudosiu to, kad tu atėjai, reiškia, ir pabandykime duoti šiokį tokią naudą. Ir aš nemanau, kad tokia būtų sukursi savo konkurenciją, bet tu kaip patyręs galvų medžiotojas ir galvų medžioklės proceso ir verslo organizatorius, ką galėtum patarti žmonėm, kurie šiandien yra verslo savininkai arba vadovai, kurie yra nedideli? Nes vis tiek mes kalbame apie smulkų vidutinį verslą. Daugelį atveju jie negali pasisamdyti rekruterių, negali pasisamdyti headhunterių, jiems reikia patiems verstis kažkaip. Tai kai kurie iš net neturi HR žmonių, tuose personalo vadovų žmonių. Ką tu jiem patartum, kai jau išnaudota, pavyzdžiui, skelbimų priemonė, arba negalima dėl to, kad, kaip tu sakei, pavyzdžiui, kaip vienas iš variantų labai dažnas yra, kada pas tave sėdi viduje įmonėje labai kompetitingas, kvalifikuotas žmogus, tačiau jis, tarkim, elgėsi netinkamai vertybinė prasme, panašiai, reiškia, tai ir dabar tu jo šiaip negali, reiškia, paskelbti skelbimą, jis supras, kad čia jo vietoje ieškomas žmogus ir pradės sabotuoti. Reiškia, tu turi kažkaip kitaip tą viską daryti, organizuoti. Daug kelis patarimus, ką reikia žinoti, arba kaip reikia elgtis vadovai, jeigu jis nori sumedžioti žmogų iš kitos kompanijos. Aš sakyčiau, kad vienas iš pagrindinių patarimų tai būtų, kad kompanija pradėtų rūpintis savo darbuotojais, nes tai yra vienas iš lemiančių niuansų, kaip kažkokie tai išoriniai žmonės nusprendžia, ar jie nori toje įmonėje dirbti ar ne. Ir jeigu tu nesirūpini savais žmonėm, nevertini jų mikromanagementą užsiemi, ar neišmoki kažkokių ten bonusų, taip toliau, nesilaikai žodžio, kitaip tariant. Tai tikimybė, kad rinka sužinos, yra net netikimybė, praktiškai garantija. Nes socialinė medija dabar yra ant tiek plati ir įsigalėjusi, kad momentaliai tą informaciją paskleidžia. Tai visų pirma, pradėkime nuo to, kad tu turi rūpinti savais darbuotojais ir sukurti tokią aplinką, kad norėtų pas tave ateiti. Antras dalykas, kad jeigu jau atsitiko tokia situacija, kad žmogus turi būti keičiamas, ar ne, tai bet kuriuo atveju tikrai rekomenduočiau kreiptis į kažką tai, ar ne, nes patiems tą daryti irgi yra įmanoma, ar ne, ir galbūt įmanoma ten, tarkim, ir tos pačius darbo skelbimus susitalpinti konfidencialius, ar ne, bet rizika yra, kad tai bus tiesiog šaudimas į dangų, ar ne. Kitas dalykas, žiūrėti vis dėlto per savo kažkokį kontaktų ratą, ar ne, gal kažkas kažką gali rekomenduoti. Ta pati socialinė medija tikrai toje vietoje gali pasitarnauti, ar ne, jeigu jau negali, pats padaryti. Bet šiaip aš skatinčiau bet kuriuo atveju pasišnekėti ir su tais pačiais vadovų paieškos specialistais ar klasikinio rekrutmento, ar ne. Tikrai nėra taip, kad mes nuo pirmo įžengimo į ofisą kaip teisininkai pradėsim skaičiuoti valandas ir tai apmokestinti, net jeigu pamatysim. Kad jisai gali išmokti šio bei to, sužinoti šio bei to ir pasišnekės su žmonėmis, kurie to užsiminėja. Kai mes žinom kažkokią konkrečią situaciją, mes galim duoti, detalesnius patarimus, ar ne? Ar tikrai verta jau, šauti su patranka, ar vis dėlto tai bus šūvis į musę. Jo, bet jisai, žiūrėk, yra tokia situacija, kad jisai turi verslą, kuriame dirba 15 žmonių, tarkim, ir jam reikia 16, 17, 18 ir tas 16, 17, 18 dirba pas jo tiesioginį konkurentą kitoj gatvės pusėje ir jisai, tarkim, neturi laiko, nes turi ką tik gavo užsakymų fantastišką, aiškiai, arba ten jau viską išbandė ir taip toliau. Ir rekruterio aplinkui nėra, reiškia. Kaip jam nueiti ir pasiimti tos 2-3 žmonės? Ir ar tai yra įmanoma iš viso paimti ir pasiimti tos 2-3 žmonės? Įmanoma, bet jau tokiu atveju, jeigu jau nėra HR ir nėra nusitikimo ar pinigų ir lėšų kreiptis į specialistus, tai aš sakyčiau, kad jo paties žmonės gali būti jo ambasadoriai, ar ne? Nes tuo labiau, kad jeigu yra kitoj gatvės pusėje, tai tikrai žmonės eina pietauti, eina parūkyti, eina kažkur turi turbūt kažkokie tai santykiai, ar ne? Pačiam vadovui tai yra labai didelė rizika, nes jisai rizikuoja, kad kita kompanija pamačiusi, kad jisai taip elgėsi, taip pat sėkmingai gali nukreipti savo dėmesį į jo įmonę, ar ne? Ir iškasti karo kirvį momentaliai. Tai
Tai to vietoje aš sakyčiau, kad tu yra O tai kaip be karo šito vietoje? Kaip be karo, žinai? Ten yra žmonės, viskas, reikia pasiimti. Nu, vėlgi grįžtam prie to paties, kad būk geras saviem. Ne? Kad jeigu taviškiai neišbėgios ir bus lojalūs kompanijai, jie matys, kad yra vertinami ir deramai atlyginami ir jais pasitikima, ar ne, tai jie ne tik, kad niekur neišeis, bet jie ir pervalios tikrai padės. Įkalbinės kitus pas tave ateiti, jo, didelė tikimybė. Suprantu tave, sutinku, šitoje vietoje yra ten tokių niuansų. Dažnai būna taip, kad smulkių vidutinių įmonių vadovai sako, aš tave girdžiu, žinai, jo, turbūt mes ten galim padaryti pasiūlymą vienam kitam žmogui, nebūtinai iš konkurentų, tiesiog. Pavyzdžiui, iš kokio nors ten, nežinau, netgi mažmeninio tinklo, aš kažkam tai bumti ir pasakyti, nes matai, kad gerai dirba, aš gali pasikviesti pas save ten dirbti kažką kito, nes tas, žinai, gerai dirba. Bet ar nėra taip, kad jeigu aš pasiūlau ir jisai sutinka, tas žmogus ateis, tai ar nėra taip, kad čia rizika, kad jeigu jam kitas pasiūlys, jisai taip pat lengvai išeis pas kitą? Ką tu pasakytum į tokį komentarą ar repliką? Ta rizika yra, ar ne, bet bijai vilko ne iki mišką, ar ne, tai kas bus, jeigu tu nepasiūlysi, atsakymas yra natūralu, ne, ar ne, ir jeigu jau tas žmogus atėjo, šiaip jau turbūt ir mes, ir reikėtų žiūrėti, ką mes patariam kandidatam, ar ne, yra toks terminas kaip job hopping, ar ne, kad tai yra per dažnai keičiami darbai ir kompanijos tada supranta, žinai, rizikuoja ir supranta būtent taip, kaip tu ir pasakėjai, ar ne, kad ar nebus taip, kad mes esam tik tai tarpinė stotelė, ar ne, kažkoks, reiškia, peržemojimo laikas ir tada jisai gavęs kažkokį bet kokį šiek tiek geresnį pasiūlymą nais. Ir aš sakyčiau, kad tam, reiškia, pirmajam lygmenį, ar ne, tai yra tas frontlinas, tas entry level žmonių lygmuo, ten yra tokių atvejų yra gerokai daugiau ir jie, aišku, bet koks 10-15% atlyginimo padidėjimas, sąlygų pagerėjimas, netgi ofisas arčiau namų, jisai yra didelė rizika, kad jisai tenais perbėgs. Vadovų komandoje aš sakyčiau, kad tas toks atvejis yra ganėtinai retas, nesakau, kad nepasitaiko, turim rinkoje tikrai tokių atvejų, kai pasitaiko taip, bet tai yra gerokai retesnis atvejis, nes jie supranta, kad į juos įdėjo kažkokį pasitikėjimą, jais pasitikė savininkas ar įmonės vadovas. Ir vis dėlto jie turi jį pateisinti, ar ne, kad jie ateina mežiausiai metam, 2-3, ar ne, aišku, idealu būna, jeigu būna apsibrėžta, tai galbūt prieštarauja kažkiem ten standartiniam teisiniam, reiškia, protokolam, bet vis dėlto tas moralinis įsipareigojimas irgi yra svarbus, ar ne, ir jeigu jūs jau turit susitarimą, kad tas žmogus nejudės niekur 2-3 metus, jau jausitės kažkiek tai saugiai. Bet tu jauti, kad yra tokia didesnė rizika, jeigu žmogus yra sumedžiotas arba pritrauktas iš kitos įmonės, negu kad atėjo pats? Ar rizika tuo atveju yra? Kaip tik atvirkščiai. Aš sakyčiau, kad žmogus ateidamas per kažkokius pažįstamus, per darbo skelbimus, dažniausiai vienas dalykas būna ne iki galo įsigilinęs į kompanijos veiklą, ne tiek giliai žino specifiką, ką jie planuoja, kokią problemą nori išspręsti. Antras dalykas yra, kad pati kompanija dažnai per daug gražiai save pristato ir nupiešia šviesų rytojų ir galbūt jisai nėra toks šviesus, kaip kai tu ateini ir žiūri pro langą iš vidaus jau, ar ne? Sako, prieš tai mes tau bandėm parduoti poziciją, o dabar tu jau esi darbuotojas, tai požiūris gali pasikeisti labai, labai greitai. Kai tuo tarpu profesionalūs vadovų paieškos konsultantai, jie tikrai pristato tą kompaniją pakankamai detaliai. Ir ne tiek apie kompanijos planus, tiek kokias problemas jie nori išspręsti, kodėl tas žmogus yra keičiamas, ar ne, kuo neįtiko, tarkim, tas senasis, ar kodėl dabar yra pozicija laisva. Jeigu tai yra nauja, kaip jinai yra suformuota, kokie yra reikalavimai, kokie yra planai galų gale pačios kompanijos nukreipti į tą poziciją, ar ne? Tai tam žmogui yra daug lengviau padaryti sprendimą, ar ne? Jisai daug labiau informuotas apie tai būna. Okay. Ir pačiai kompanijai iš tikrųjų irgi mes surenkam pakankamai daug informacijos apie patį kandidatą. Ar ne? Mes taip juokaudami sakom, kad 80% kandidatų apie tai, kad jie buvo kažkur apsvarstyti ir sudalyvavo kažkur konkurse ar buvo atmesti, jie net nesužino, nes fizinio kontakto su žmogum nebūna. Ar ne? Tai toje vietoje rizika iš tikrųjų yra gerokai mažesnė. Okay. Gerai, žiūrėk, aš noriu biškį taip į mūsų pokalbio pabaigą šoktelti truputėlį į kitų kampų prie to, nes mes netaip seniai šnekėjom su Gintautu Mažeika apie šitą temą, tai yra apie tą, reiškia, kada ateina laikas, o dabar tas laikas ateina, kada verslų savininkai dėl masės aplinkybių, tame tarpe tiesiog laiko suėjusio, amžiaus, nuovargių ir taip toliau, kompetencijos, ten krizės ir panašiai, ateina laikas, kada jie pradeda galvoti apie pasitraukimą, perdavimą verslo, ne pardavimą, bet perdavimą kažkam kitam, valdyti savo giminaičiams, reiškia, ten vaikams arba kažkokiam žmogui, kuris nėra giminaitis. Ir vat šitoj vietoje, čia vis dėlto, kaip čia, nauja, sąlyginai nauja problema,
Lietuvos rinkoje dėl to, kad 30 metų kapitalizmo ir panašiai, bet jinai darosi vis svarbesnė, vis aktualesnė. Kas svarbu va tam savininkui, jeigu jis galvoja apie tai, kad man reikalingas sukcesorius, man reikalingas žmogus, kuris perims iš manęs visą tai, kas man brangiausia? Aš sakyčiau, kad labai gera tema ir mes turbūt neturim pakankamai laiko ten labai plačiai išsinagrinėti. Ir turbūt yra keli niuansai. Visų pirma, tas verslas turi būti pakankamai apčiuopiamas, ar ne, kad tai neturi būti vieno žmogaus šou, ar ne, nes, tarkim, tuo rizikuoja, tarkim, konsultaciniai verslai, ar ne, kad žmogui pasitraukus ir neparuošus kažkokios tai pamainos gali tą tekti verslą apskritai uždaryti. Taip, ne, tai atmeskim šitą dalyką. Antras dalykas, kad ar tu norėtum tą verslą parduoti, ar tu norėtum tą verslą kažkaip tai, reiškia, surasti įpėdinį, ar šeimos narį, ar kažkokį tai išorinį, visų pirma, tu turi išlipti iš automobilio. Prieš parduodamas jį ar prieš kažkam duodamas kitam vairuoti, tu turi išlipti iš automobilio. Ir jisai neturi subirėti tuo momentu. Ar ne? Tai reiškia, kad... Kaip aš išlipsiu, jeigu nėra vairuotojo dar? Okay, vairuotojas turi būti paruoštas, vairuotojas turi būti arba augintas viduje, ar ne, tai gali būti šeimos kažkoks narys, ar ne. Bet jeigu šeimos nario nėra, nes jeigu šeimos narys, tai viskas aišku, ten jau rekrutmentų neužsiiminės, iš tam tikrą prasme. Ten sūnui, dukrai perduoti viskas. Bet irgi nereikėtų daryti klaidos, kad žinai, jeigu jau turiu sūnų, tai natūralu, kad jisai perims, ar ne? Tikrai ne. Toli gražu ir tikrai esam turėję ne vieną istoriją, kai sūnus sako, bet palauk, aš nenoriu pas tėvą ateiti dirbti į kompaniją. Ir šiaip labai sveikas yra dalykas ir yra netgi tokia savoka kaip šeimos konstitucija, ar ne, kur yra labai aiškiai apibrėžiama, kada gali būti ten vaikas ar sūnus arba dukra, atsiprašau, reiškia, kada jisai gali būti pasiruošęs, kaip jisai turi būti pasiruošęs, kokį išsilavinimą jisai turi turėti, kokią kitą patirtį kažkur tai kitur jisai turi turėti, iki kokio ligmens jisai turi būti užaugęs, tam, kad galėtų pretenduoti perimti tėvų verslą. Ar ne, ypač tai jau įsijungia ten antroji, trečioji kartoja, ar ne. Apskritai statistika yra negalestinga, kad į sekančią kartą perina tik tai 30% verslų, ar ne. Čia gera, kaip čia, svarbi žinutė šiaip. Svarbi žinutė. Tai reiškia, į antrą kartą perina 30%, į trečią kartą jau perina 8%. Taip. Ir taip toliau. Mažėjantį progresą. Bet jeigu mes turime galvoj samdomą žmogų, tai mes neturime to arba patenkame į tuos 70%, kur vaikai nenori perimti verslą ir man reikia pasamdyti žmogų. Kaip man išspręsti tą samdos, reiškia, atrankos klausimą, parinkimo klausimą? Viskas normaliai. Labai geras klausimas, aš sakyčiau, kad visų pirma, nesitikėti, kad tą galima spragtelėjus pirštais padaryti. Ne? Tai yra pakankamai ilgas procesas ir kai kuriais atvejais gali užtrukti 2, 3 ir netgi iki 5 ir daugiau metų. Viskas priklauso nuo to, kiek pats savininkas yra pasiruošęs atsitraukti. Ne? Nes pirmas klausimas yra, ką jūs šiaip veiksit gyvenime po to, kai jūs pasitrauksit. Sako, kam jums pinigai, jeigu jūs neturit fantazijos. Ne? Tai jeigu nėra kažkokių tai hobių, kurie užimtų tikrai pakankamai didelį darbo laiką. Jeigu nėra kažkokių kitų verslo idėjų, kur galima tos pinigus... Tai gyvenime iš tos mašinos neišlips. Greičiausiai neišimsi. Jeigu kelias yra lygus, galbūt leisi kažkam tai kitam pavairuoti, ar ne, ar ant kelių sėdinčiam ir ten neduodi kai kurių pedalų, bet vis dėlto leisi tam žmogui kažką daryti, bet jeigu tik prasidės kažkoksai tai ralis, greičiausiai tu sakysi pasitrauk, leis man grįžti. Ir tokios situacijos jokiais būdais nepakęs stiprus vadovas, stiprus vadybininkas, kurio tau reikia savininkui. Tai vienas dalykas, kad labai sveikas niuansas yra, kad padėti tam žmogui įsitraukti, ar ne, tas vadinamas onboarding, angliškas terminas, ar ne, tai yra padėti jam įsitraukti į tą verslą, ar ne, ir neatiduoti, žinai, numečiau raktelius ir dabar jau nuo šiol tu važiuosi, ar ne, o atidavinėti galbūt po kažkokią, žinai, po kelias funkcijas, ar ne, galbūt pradžioje ten pardavimai, marketingas, taip toliau. Standartiškai savininkai pačioj pabaigoje pasilieka 2 funkcijas, ar ne, tai yra finansai ir kontrolė. Ar ne, kad suprasti, kaip vaikšto pinigai ir turėti kažkokį verslo kontrolierių ar finansinį kontrolierių, kad matyti, kaip visi procesai veikia. Ne? Bet visą kitą operatyvinę dalį jau galima atiduoti kažkam tai samdomam žmogui. Nes svarbiausia yra labai aiškiai atskirti funkcijas. Nes jeigu atsiranda tik tais 2 valdystė ir dviese per pedalus maigo, ar ne, tai jau čia... Šakės, jo, bet aš noriu, reiškia, mūsų laikas visiškai baigėsi, bet man reikia tave, tarsi biškį tave daspausti iki tokio, žinai, vieno kito patarimo arba idėjos, į ką reikia atkreipti dėmesį. Pasakysiu, reiškia, kada būtent atrenkant tą žmogų, kuris užims jūsų vietą. Aš tiesiog pastebėjau keistą tendenciją, kad labai dažnai ieškoma klono, ieškoma savęs. Aš gal pasakysiu, kaip tiksliai frazė skamba. Ar galėtumėt surasti tokį kaip aš, tik netokį ambicingą?
kad kitaip tariant, nekiltų rizika pačiam verslui. Taip. Čia yra. Aš sakyčiau, kad reikėtų atsakyti savo į vieną pagrindinį klausimą. Kurias iš dabartinių turimų funkcijų jūs galėtumėt patikėti kažkam tai kitam, bet patikėti, nebelysti, o patikėti ir pilnai deleguoti. Ir tai jau apspręs, kokio kandidato aš iškosiu. Taip. Ir tada bent jau tą dalį reikėtų ją atiduoti ir jeigu žmogus tvarkosi sėkmingai, tada atidavinėti dar kažkokias tai sekančias dalis. Ir tikrai turbūt pakankamai retas atvejis, nebent aišku yra priverstinis, ar ne? Ten esam turėję tokių atvejų, kai tiesiog dėl ligos žmogus negali tęsti savo veiklos ar kažkokios skyrybos ir savininkai nebegali tarpusavį dirbti ir būtinai jiems reikia išorinio vadovo ir dabar ir čia. Bet šiaip natūralus procesas tai yra atiduoti palaipsniui ir nesitikėti, kad ateis kažkoks stebukladarys ir padarys daug viską geriau, ar ne? O net jeigu tai ateis, tada tai gali sukelti psichologinių problemų, nes tai natūraliai kyla tada klausimas, ar aš tikrai esu toks geras kaip savininkas, ar ne? Ir paaiškėja, kad netoks jau baisiai geras, jo. Tačiau man tarsi norisi užbaigti iš tą mūsų pokalbį tokių dalykų. Aš pats esu daręs ne vieną kartą tokią klaidą gyvenime, samdydamas žmonės. Aš samdydamas sprendžiau ne organizacijos problemą, o savo asmeninę problemą. Ką aš turiu galvoje, pavargau, reiškia, neturiu laiko ir panašiai. Ir labai dažnai, kada savininkai samdo, norėdami pasitraukti, samdo įmonės vadovą, kuris perims tą verslą, tai sprendžia ne organizacijos problemą, ne organizacijos klausimus, o sprendžia savo asmeninius. Ir tada pasirinkimas labai dažnai ir būna toksai. Ateina į savininko vietą žmogus, kuris labiausiai nori ten būti. Aišku, su patirtim, bet vis tiek. Labiausiai nori, parodė labiausiai entuziazmo, geriausiai suprato mane, atsakė į klausimus taip, kaip aš būčiau atsakęs, žinai, kaip ten būna, reiškia. Ir pasirinki. Tiesiog, kaip sakant, pasirinki savo pašnekovą, o ne įmonės vadovą. Būna taip? Būna pakankamai dažnas atvejis ir nesakyčiau, kad tai yra visiškai blogas, nes tiesą pasakius, pasitikėjimas yra labai svarbus elementas visoje toje lygtyje, ar ne? Nes kompetencija, jinai yra vienas dalykas, jau kažkokią kompetenciją papildomą tas žmogus atsineša, be viso to dar galima jos įgyti. Pasitikėjimo momentas irgi yra labai svarbus, nes jeigu nėra pasitikėjimo, tai tu ir neperduosi to vairo ir kažkieno tai kito rankas. Tai turbūt toks būtų. Gerai, ačiū tau labai. Šarūnas Dyburis, jį rasti ten, kur, žodžiu, dideli rykliai plaukioja, ten jisai juos tokiais savotiškais tinklais. Ne. Jis tiesiog organizuoja pagalbą įmonėms susirasti tinkamus įmonių vadovus ir galite pasižiūrėti, ką jisai veikia ir pamatysit, kaip ten viskas atrodo. O aš dėkoju Jums uždėmesį, linkiu būti tais, kuriuos norėtų kas nors sumedžioti. Žinai, vis tiek smagu toks, žinai, būti tokiu. Tai labai linkiu Jums, mėly vadovai, bet tam pasirodo reikia gerai dirbti tą darbą, kurį dabar darai. Nes kitaip nieks nemedžios, elementariai, ne? Taigi, čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, pasimatysim kitą kartą ir nepamirškite mūsų Spotify'e, iTunes'uose, Delfi, Facebook'e, Delfi. Žodžiu, ten, kur dabar mus žiūrite, tai žodžiu, dar ten galite visai kitur dar pažiūrėti, jeigu patogu. Iki.